Aš vėl Na, o dabar, neišgirdau. kaip pridera visais įvairiais kampais, pakalbėjome šiandien ir apie sąjūdį, ir apie šiuos rūmus, apie jų likimą. Nepaminėjom, kad šiandien Pirčiupio tragedija. Neseniai Taip, draugai mano. paminėjom Kaniukų kaimo žudynės. Ir visa Lietuva nusėta, jeigu pažiūrėtumėm, kankinių kaulais. Taigi, brangieji, Sąjūdžio steigiami suvažiavimą paskelbė per Pirčiupio metinės. norėtumėm Nepamirškime šitą. renginį, kas sakė, neužsitęstų. Aišku, žinoma, kad dar kalbančių tikrai atsirastų ir norėtų išsakyti savo mintis vienokias ar kitokias. Bet yra tam tikra riba, laiko ir nesinori, kad jūs įsivaikščiotumėt. Tai kas reikia pabaigai išsivaikščios? paskelbti Jungiasi rezoliuciją žmonės, mūsų šio jungiasi, renginio. tik tai Ir manau, kad jungiasi. jūs įsiklausykit, nes reikės balsuoti. Nemačiau ne vieno išėjusio. Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Juozui Olekai, Lietuvos Respublikos vyriausybės ministrai pirmininkė Ingai Ruginienei. Lietuvos piliečių mitingo rezoliucija. Dėl būtinybės ir nedelsiant priimti sprendimą dėl Vilniaus kongreso ir sporto rūmų išsaugojimo. Tai yra dabar čia nuo mūsų visų. Mes 2026 metų Birželio 3 dieną mitingo Vilniaus koncertų ir sporto rūmams apginti dalyviai susirūpinę didžiulės architektūrinės ir istorinės vertės statinio likimu konstatuojame. Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities ir paskirties klausimas jau seniai galėjo bei privalėjo būti greitai ir konstruktyviai išspręstas. Dėl valstybei svarbaus objekto, rūmų rekonstravimo ir įveiklinimo dar 2015 metais buvo priimtas vyriausybės nutarimas dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projekto. Pritarėm, kad tai būtų? Pritariam. Pritarta. 2018 metais 11 mėnesio 28 dieną Sauliaus Skvernelio vyriausybė nusprendė pripažinti projektą valstybei svarbiu bei pavesti valstybės įmoniai Turto bankui jį įgyvendinti. Pritariam vienbalsiai. 2020 metų Birželio 16 dieną buvo išduotas leidimas atlikti kultūros paveldo projekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus. Po poros metų leidimas statinį rekonstruoti. Pritarėm. Pritariam. Vienbalsiai. Įgyvendinant projektą turėjo būti įamžinta rūmų svarba 20 amžiuje Lietuvos istorijai, primenant, kad 1988 metų spalį šiuose rūmuose įvyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. 1991 metų sausį atsisveikintas su Lietuvos laisvės gynėjais ir Liepą prie Medininkų pasienio užkardos Amon nužudytais Lietuvos pareigūnais. Tačiau Pritart reikėjo ar ką? Ingridos Šimonytės vadovaujama Lietuvos Respublikos vyriausybė atsisakė įgyvendinti puikiai parengtą rūmų rekonstrukcijos projektą ir faktiškai pradėjo sabotuoti ir žlugdyti. Pareiškėme, akivaizdu ir jau nebeslepiama dalies Lietuvos politikų bei užsienio veikėjų siekį sunaikinti istorinę atmintį saugančius rūmus, vilkinant jų rekonstravimą ir leidžiant jiems toliau nykti, laikome nusikalstamų, kėsinimusi ne tik neįkainuojama Lietuvos kultūros paveldo vertybę, tautos atgimimo ir valstybės atkūrimo simbolį, bet ir panieką lietuvių tautai už Lietuvos laisvę žuvusių aukų atminimui, išpuolių prieš Lietuvos valstybingumą. Pritarėm? Pritariam vienbalsiai. Reikalaujame
nedelsant pradėti įgyvendinti visuomeniai 2026 m. sausio 14 dienos Lietuvos mokslo akademijos salėje ir kitais būdais pristatyta Lietuvos nacionalinio kongreso ir kultūros rūmų rekonstravimo ir įveiklinimo projektą. Pritariam? Vienbalsiai pritariam. Raginame Lietuvos Respublikos Seimą parlamentinės priežiūros tvarka įpareigoti Lietuvos Respublikos vyriausybę artimiausių metų priimti aiškų ir vienareikšmį sprendimą dėl valstybei svarbaus objekto rūmų rekonstravimo ir įveiklinimo, tęsiant Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 dienos priimto nutarimo vykdymą. Pritariam! Vienbalsiai pritariam. Nekilnojamų kultūros paveldo registre sporto rūmams suteikti valstybės saugomo nacionalinio lygmens objekto statusą. Oi, pritariam, vienbalsiai. Įpareigoti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją kartu su Turto banku organizuoti ir užtikrinti sklandų bei greitą rekonstrukcijos darbų pirkimo ir sąlygų paskelbimą, vykdymą ir priežiūrą. Pritariam. Pavesti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai paskelbti kūrybinį konkursą Vilniaus žydų kapinių atminimo bei istorinės sąjūdžio veiklos įamžinimo ekspozicijoms sukurti. Pritarėme. Esame įsitikinę, vieninteliai įtikinami įrodymai, jog sporto rūmai bus gelbėjami, o netyliai laukiama negrįžtamos jų griūties, būtų 3 neatidėliotini esminiai vyriausybės sprendimai. Pirma, iki šių metų rugsėjo 1 dienos turi būti patvirtintas ir visuomenei paskelbtas rūmų rekonstrukcijos finansavimo būdas. Pritariam! Atrinktas rūmų rekonstrukcijos darbų rangovas. Taip, čiur aš. Skirtos lėšos parengiamiesiems darbams atlikti. Kažkaip balsai tokie, optimizmo daugiau. Mes tikrai įveiksim, tikrai padarysim. Sporto rūmai reikalingi tautai ir privalo būti išsaugoti ateities kartoms. Jie reikalingi, kad kiekvienam į juos žvelgiančiam žmogui primintų sąjūdžio suvažiavime skambėjusius tautinio atgimimo žodžius. Ir po rūmų skliautais vis dar aidi atsiliepianti už laisvę kritusių sausio 13-osios karžygių žygdarbį. Jums sporto rūmų nereikia, bet jų reikia mūsų tautai. Todėl rūmų likimą spręsime mes, tauta. Ir pakelkim rankas, kas už šitą dalyką. Keliam, Nuleidžiam, nuširdėsi kas saulę. prieš, kas susilaikė, nieko nėra. Nieko Dokumentą nėra. įteiksim šiems asmenims, pažiūrėsim, ką jie atsakys mums. Atsakys jie. Nu, jau nešam dokumentą, matau, ar ne? Taip, dokumentą jau nešam. Ar nenešam dokumentą? Vėl pagrabinės dainos. O kur Vėgėlė pabėgo? O tai tau. Buvo Vėgėlė ir paspirko. Koksai apdairus, slidus žuveliokas, ne?